Nu tai ką, vėl turime podcastą su svečiu. Ir svečiuose Augustė Vasiliauskaitė ir matysite mane, Liepa Rimkutė. Tai gal pradėkime nuo to, kokią kavą geri. Tai sveiki, o dėl kavos tai dažniausiai negeriu kavos, o jeigu geriu, tai dažniausiai būna saldesnė ir dažnai šalta. Ok, tai fainai. Tai nežinau, papasako, kas įvyko paskutinę savaitę. Paskutinę savaitę buvo turbūt įdomiausia šių metų savaitė. Prieš porą dienų parskridau iš Sicilijos, Italijos, tai įvyko daug įdomių dalykų. Šokom festivalį Sicilijoje, aplankėm daug gražių vietų, maudėmės paplūdimiuose, nudegėm, įdegėm. Tai va tokia ir savaitė. O su kuo keliavai? Tai keliavau su Vartuku, liaudiškų šokių studija, į festivalį skridom. Ok, supratau. Tai nežinau, gal buvo kokių nuotykių kelionėje, kur, nežinau, kažkas tokio bombinio atsitiko. Tai, kokioj kelionėje nepasitaiko nuotykių. Tai aišku, kiekvieną dieną jų buvo, bet gal kas labiausiai įsiminė, tai kai tiesiog buvom paplūdimy ir sugalvojom tiesiog su jetski, nežinau kaip lietuviškai, bet su tokiais, motoriniam valtelėm pasiplaukiot. Tai čia buvo toks ekstremaliausias turbūt įvykis ir labiausiai patiko ir įsiminė. Ok, ką šiaip galėtum apie save papasakot? Tai čia daug tokių dalykų, nežinau tiesiog kaip tiksliai save apibūdint, nes labai skirtingose sferose galiu būti. Tai tiesiog mokausi, šoku jau daugiau nei 12 metų ir prieš porą metų įsitraukiau į Lietuvos moksleivių sąjungą. Tai va čia dabar ir daugiausiai ir veikiu. Ok, tai nežinau, ką nors apie savo hobius papasako, ką tu darai dabar šiuo metu ir kokie yra tavo didžiausi pasiekimai. Tai turbūt, jeigu iš šokių pusės, tai tiesiog šoku, keliauju, dalyvaujam konkursuose, labai gerai sekasi. Tada ties mokslais irgi, sakyčiau, gan neblogai sekasi, jau 9 metus pirmūnė buvau, tikiuosi ir šiemet pavyks būti, o ties LMS-u, tai Lietuvos moksleivių sąjunga, prieš porą metų tapau savanorė, praeitais metais tapau pirmininkė, visus metus pirmininkavau, sekėsi tikrai labai neblogai. Iš pasiekimų tai turbūt suorganizavom nacionalinį renginį, vakarų regioninę konferenciją, tai čia turbūt didžiausias tiek mano, tiek komandos pasiekimas, o šiuo metu esu nacionaliniam biure. Ok, tai tokiam žmogui kaip man, kuris nieko nenusimano apie LMS-ą ir prieš podcastą labai daug googlinau, bet vien žodžiu, nieko nespratau, nieko neįsiminiau, tai papasakok, kas yra LMS-as. Tai LMS, tai paėmus oficialiau, yra nepolitinė, nevyriausybinė, savanoriška organizacija, kuri siekia geresnio moksleivių rytojaus. O mes tą darom bendraudami su mokinių tarybom, organizuojam kasmėnesinius vadovų klubus, per kuriuos tiesiog mokiniai ir mokinių tarybų atstovai susirenka pakalbėti apie tiesiog aktualias problemas. Ir jeigu yra poreikis, kreipiamės į savivaldybę arba aukštesnės institucijas. Gerai. Tai minėjai, kad buvo suorganizavome labai didelį renginį formą. Tai koks, nežinau, ar buvo failų per tą renginį kokį nors? Tai čia ne forumas, konferencija, bet tokių kaip didesnių failų galbūt ir nebuvo. Kokį failą gal labiausiai įsimenam su komanda, tai tiesiog lipdukų dydis. Nes čia toks gal juokingesnis failas, nes visada būna tokie nedideli tie lipdukai, o mum tiesiog neparašėm išmatavimų lipdukų, tai jie gavus tikrai gal tokio dydžio. Bet tiesiog gal toks įsimintinesnis dalykas, toks failas. O šiaip kažkokių labai didelių nebuvo. Aišku, kiekvienam renginį jų pasitaiko, bet taip, kad tokio, kas būtų sugadinęs renginį, ar tiesiog jį paveikęs iš neigiamas pusės labai, tai nebuvo. O yra buvo tokių, nežinau, gal iš kitų renginių, kur tikrai įsiminė tie failai? Čia taip gal būtų nekorektiška komentuoti neigiamai kitus renginius, bet aišku, būna pasitaiko, kad čia toks
elitinis feilas, kur maistas pavėsęs, ar ten tiesiog kažkas nesukoordinuota iki galo, bet čia ir pas mus galėjo tas atsitikti ir bet kokiam kitam renginiui. Nu, tiesiog tie feilai tokie, tos klaidos yra neišvengiamos. Ir aš manau, kad kiekvienas padalinys LMS, kuris pasiema organizuoti renginį, tikrai jį padaro kuo galima geriau. Ir čia kažko tokio didesnio, tokio feilo irgi negalėčiau įvardinti. Tiesiog tie tokie elementariausi dažniausiai būna. Tai kokia dalis yra sunkiausia organizuojant ir dažniausiai užima daugiausia laiko? Organizuojant, tai bent jau mūsų atveju, kaip LMS organizuoja, tai visų pirma mes kandidatuojam daryti renginius. Tai mes kandidatavom ir tiesiog net kandidatūrą gan ilgai užėmė, kol mes pasiruošėm, viską susidėliojam, kas maždaug galėtų būti, bet ilgiausiai turbūt užtrunka programą dėliot. Nes, pavyzdžiui, ties komunikacija, ką mes keliame socialinius tinklus, vis tiek pasidalinimas tas darbais yra ir tiesiog uždedamas tas deadline'as, tiesiog laiko tarpas, per kurį mes turim padaryti tos darbus ir kažkaip labai toliau nenusitęsia. Ties finansais taip pat, nusistatai tą laiko tarpą, per kurį turi surinktos pinigus ir irgi maždaug gali pasikoreguoti tos finansus ir tokio tikslaus laiko, kada kas turi būti padaryta, nėra. Tai turbūt greičiausiai, kad programą sunkiausiai yra dėliot, tiesiog kol sužiūrima kiekvieną minutę, kiekvienas laikas, kada koks junginys, pavyzdžiui, turi išeiti, tai turbūt tas greičiausiai užtrunka laiką, nes viskas turi eiti minutę į minutę. Ok, šiaip žiauriai fainai kalbėti savo, net nepatogiai. Ne, viskas gerai. Tokiais gražiais sakiniais. Aš taip stengiuosi. Matais. Tai jūs vis tiek buvo tikrai gera LMS pirmininkė, aš to net nebijoju. Ir nežinau, ir kokie buvo geriausi renginiai suorganizuoti per jūsų kadenciją. Tai turbūt tas ir buvo per mano kadenciją geriausias renginys, Vakarų regioninė konferencija. O daugiau tų renginių kaip ir tokių, tiesiog susibūrimų kaip ir nebuvo. Tai kuom dar galiu pasidžiaugti, tai buvo žaidimų fiasko, tai tiesiog buvo toks renginukas, kur susirinko jaunimas tokių žaidimų pažaist, bet taip ne elementariai, kaip priprasta visiems, bet tiesiog toks labiau kaip pasivaržymas tarp įvairių žaidimų. O tada diskoteka, aišku, buvo. Ir kalėdinis protmūšis, per kurį mokinių tarybos irgi varžėsi. Tai komanda labai padirbėjo, sugalvojo įdomių klausimų, buvo geri prizai. Tai sakyčiau, kad visi renginiai kaip ir buvo pasisekę, bet vis tiek širdį ir manau visai LMS bendruomeniai ta konferencija ir buvo tas toks vyšnia ant torto kadencijos. Ok. Tai, aš irgi esu toks prie renginių žmogus, irgi esu aktyvi. Ir čia tiesiog noriu papasakoti vieną tokį dalyką, tokį feilą iš vieno renginio. Tai šiais metais organizavom naktį mokykloje. Viskas žiauriai fainiai, laiko buvo tikrai mažai ir mes ten susidėliojom veiklas. Tikrai visos buvo įdomios ir, nežinau, gal esi įjusius skautus, ne? Ne, bet ten žodžiu. Buvo vienas toks žaidimas chaosas, kur turėjo, dalyviai paskirstyti grupės, buvo 100 dalyvių, kažkur apie 100. Ir turėjo ieškoti organizatoriai, ten turėjo užduotinį, pusę mokyklą bėgioti. Ir mes tai veiklai buvom užsidėję 2 valandas, o dalyviai viską padarė per 15 minučių. Ir čia buvo toks didelis feilas, nes tiesiog nebeturi žmonės ką veikti. Ir žiauriai visiems atsibodo, tada aišku diskoteką paankstinom, bet ten biški su tyčėjim nepasisekė mum, tai toks biški ant feilo nuėjo renginys, bet nežinau. Visai gal gerai, kaip pirmam kartui. Ne, tai visada būna tokių dalykų, kur kažkas nepasiseka. Pas mus irgi konferencijoje buvo tokių dalykų, kur irgi pasiankstina arba pasivėlina programa ir čia nieko nepadarys. Tiesiog tu negali numatyti, kaip kas pasislinks. Pas mus irgi buvo panašiai, kur turėjo porą valandų užduočiai, dauguma baigė anksčiau, tai tiesiog kadangi LMS tokia bendruomenė, kur jiem niekada nėra per mažai laiko būti kartu, tai jie tiesiog turi laisvo laiko, eina kalbasi ir tada irgi pas mus buvo tokių kaip nepasisekimų, kur tiesiog su techniniu nesklandumu tiesiog buvo
ir tiesiog, nu, nėra kaip dalyvių užimti, nes turėjo žiūrėti jie vaizdo įrašus savo sukurtus per multimediją ir nepasileidžia video. Tai tiesiog greitai eini, stoja su mikrofonu rankoj, eini darai viktoriną kažkokius interviu įimi, kad ir tamsoj, kad ir nieko nesimato, kad ir visi laukia tik tais greičiau būt kartu, tiesiog eini, kažką šneki pats ekspromptu, tiesiog ko labiausiai nesitiki, eini ir darai. Tai čia tiesiog arba sukiesi iš situacijos, arba tiesiog duodi žmonėm pasibūti patiem kartu. Bet šiaip man LMS, kaip žmogui iš šonų, nes pati neinu LMS, atrodo žiauriai faina organizacija ir tokia labai bendruomeniška. Ir, nežinau, kas labiausiai traukia žmonės į tą LMS? Kas labiausiai traukia, tai iš kitų gal net nepasakysiu pusės, nes aš pati atėjau prieš porą metų visiškai spontaniškai. Ir nei aš turėjau ten labai kažkokių pažįstamų, ar ten draugai irgi manęs per daug neįkalbinėjo, tiesiog buvo toks, gal reikia pabandyti, nes kaip ir pasitraukė kitos veiklos, kurių aš nebeturėjau ir galvoju, kažko reikia naujo, gal man visai ten patiks. Juk čia yra savanorystė, man nepatiks, aš išeisiu. Ir galbūt tiesiog ir patraukė tas tiesiog labai draugiški žmonės ten. Nėra jokio galbūt žmogaus ar komandos nario, kuris nepaims tavęs kažkur neįtrauks. Visada bus žmogus, kuris pasiims tave už rankos ir pasakys, kad einam, va čia visi kažką veikia, eik ir tu su mumis. Visada yra ta bendrystė, visada yra, tiesiog tas toks, ta atmosfera LMS, o tiek plungiai, tas mūsų būrys, kur aš jau dabar išėjus iš plungės padalinio, bet tiesiog, kai aš dar buvau pirmininkė ir savanorė, visada ten buvo labai šilta, o kai susitinkam ir su kitų miestų savanoriais, tai dar ta visa atmosfera, tas visas ryšys dar labiau padidėja ir tiesiog esi vienoj mokykloj, nakty mokykloj, kaip kiti vadina, forume su 300 kitų žmonių, visi su skirtingom kompetencijom, su skirtingais stiliais, su skirtingais tiesiog požiūriais į gyvenimą, bet vis tiek ta viena dalelė, kuri jungia LMS, vis tiek sukuria tą bendrą ryšį ir tu žmogaus nepažįsti, bet tu vis tiek jauti tą šilumą ir tiesiog susišypsai su žmogum ir tiesiog jauti, kad gera. Eik, tu lauki magiškai skamba. Ten, wow. Mano manimu dabar tokių žmonių, kurie norėtų, eitų, darytų kažką su nepažįstamai žmonėm, realiai net nebėra. Ir tas toks dalykas, kurį tai dabar pasakoti, galvoju, wow, fantastika kažkokia. Jo, LMS šiaip labai daug žmonių atsiveria. Ir aš pati galbūt net atsivėriau, nes dažnai aš tokia, vaikystės galbūt tokia uždaresnė. Aš jeigu jau turėdavau savo stiprią nuomonę, aš ją paimdavau, išreikšdavau, bet dažniausiai tiesiog nutilėdavau. O aš atėjau į LMS ir man kažkaip tiesiog pradėjo, tiesiog tu jauti, kad tu gerai jauties tarp žmonių, tu turi ką pasakyti, tu gali pasakyti, nes tu tiesiog nebėjai savo nuomonės reikšti. Ir labai daug žmonių atsiveria, tiesiog gal netgi tie, kur aš žinau, kur buvo labai intravertai, kur bijojo tiesiog kalbėtis, tu jį pakalbini, jis taip nedrąsiai atsako, tiesiog nuvažiuoja į kitą renginį ar pabūna su daugiau žmonių kartu, jis pradeda tiesiog atsiverti, jis pradeda kalbėti, jis pradeda nebebijoti, parodyti tikrų savo tokių savybių, ten pajokauti su tavim. Labai fainai skamba. Okay. Gal apie LMS jau užteks. Tai minėjai, kad lankai šokius. Tai gal gali papasakot kokių nors įdomesnių istorijų, nežinau, iš pačio koncerto, kokių gal irgi smagių feilų ar afterių po koncertų. Tai per tos 12 metų, man atrodo, kad jau 12 metų tikrai turėtų būti. Tų feilų visada būna. Dabar gal mažiau, nes vis tiek jau ta technika kaip ir plius minus įvaldė, nebent ten kažkas tai jau labai naujo. Bet dažniausiai tie feilai būna tokie, kur jau visi atrodo atkalęs visą šokį, jau šokį tikrai ne pirmą kartą. Ir tiesiog kažkas susišviečia galvoj, kad pradedi daryti kito posmo judesius, ar ten kažkur neten eit. Va čia dar kai plungiai koncertavom, man buvo su porininku, kad tiesiog pradėjo kito posmo judesį daryti ir ta dalis ten biški nepavyko. Bet kaip ir labai nesureikšminom, tada kelionė irgi mes ten šokom Sicilijoje prie tokios bažnyčios ir dažniausiai būna, kad scena yra scena ir žiūrovai visada prieš. O ten buvo toks atvejis, kur scena
tiesiog grindinys, o žiūrovai iš visų pusių. Ir mes irgi kažkaip ten, net visa komanda, visa grupė mūsų sugalvojo, kad net nepagalvojo, kad mes prasukom ratą, man atrodo. Ir tiesiog taip gavos, kad visas šokis ten susimaišė ir tik paskui po šokio tu susimastai, kad aš net ne ten stovėjau, kur aš turėčiau stovėti per šokį. Tai tiesiog irgi tokie feilai, o tų afterių irgi būna ir tų diskotekų visokių, ten ypač jeigu po kokių festivalių su kitom šalim, irgi labai smagu pasibūti. O kas labiausiai įsimenant, tai aišku kelionės. Tai čia buvo tokia 4. rimtesnė kelionė, bet aišku dažnai būna į kitus miestus, į Latviją, Lenkijoje esam buvę ir tada kitos tokios didesnės. Gerai, aš tu pasakiau, okei. Nežinau, kokių tu dar veiklų, nežinau, kokias dar veiklas esi įsitraukus, apart šokio ir LMS-o? Tai šiuo metu gal neišskirčiau jokios veiklos, gal tiesiog, tom pagrindiniam sritim ir skiriu dėmesį ir aišku mokslai, tiesiog stengiuosi kuo geriau viską, tiesiog kuo daugiau dėmesio ten skirti ir kuo geriau viską atlikti. O taip kažkokių kitokių veiklų, tai kaip ir nelabai yra. Tiesiog buvime su šeima, buvime su draugais, kelionės, tiesiog tokie paprasčiausi dalykai, o kitų tokių kaip ir nėra. Gerai. Tai norėčiau dar pakalbėti tokią labai svarbę temą ir tikrai aktualią, tai telefonų uždraudimas mokyklose. Tai ar tu palaikai tą idėją, kad reikia uždrausti telefonus mokyklose? Aš asmeniškai esu tos nuomonės, kad, kad galėtumėm draust pamokose. Apart tuo atveju, jeigu reikia per pamoką to telefono, nes ne visur dabar tie vadovėliai yra, kartais reikia kokį testą atlikti per telefoną, tada jo viskas okei, viskas gerai, galima atlikinėti per telefoną užduotis. Tai galbūt būčiau už, kad juos tiesiog sudėti kokią dėžutę ar ten tiesiog pasidėti nuošaliau per pamokas, nes tikrai kartais būna, kad blaško, ypač jeigu kokie organizaciniai dalykai, tai tikrai būdavo, kad pablaškydavo. Bet per pertraukas vis dėlto nesutikčiau, kad būtų jie draudžiami. Aišku, sutikčiau per pertraukas draust jaunesnėm klasėm, kokiem pradinukam, 5-okam galbūt, nes jie dar yra tam amžiui, kurie labai taip dažnai, vis tiek naudoja tos telefonus. Jeigu jau turi tą telefoną, tai jie geriau skirs dėmesį jam, o ne draugam. O jau gimnazistai, ar ten kokie 8-okai, 7-okai, jie jau supranta, kad nebūtinas tas telefonas, tu gali bendrauti su draugais ir tiesiog tu gali tą telefoną pasidėti nuošaliau arba ten per pertrauką su kažkom susirašyti, bet tu gali ir pabūti su draugais. Tai aš sutikčiau, mano amžiai draust per pamokas, bet per pertraukas vis dėlto palikti. Aš esu šiek tiek kitokios nuomonės. Nes man jau geriau, jeigu telefonai būtų nedraudžiami per pamokas, bet griežtai draudžiami per pertraukas. Aš iš tikrųjų esu tas žmogus, kuris tikrai būna, kad ir pamokų mes naudoju telefoną. Ir per pertraukas, vien žodžiu. Bet aš labai, pasigestu to gyvo bendravimo mokykloje, nes dabar išeini ir realiai visi sulindė į tos telefonus. Nes galbūt, visi vieni kitų bijo ir nėra tos tokios bendrystės ir tada, jeigu mokiniai nemoka bendrauti tarpusavį, tai tu nieko nepadarysi, tu nesuorganizuosi jokio renginio, tu neturėsi aktyvios bendruomenės, o tikrai to reikia ir to visi nori, bet nieks nenori daryti ir kartais net nesusimasto, kad pagrindinė bėda yra telefonas. Tai nežinau, aš kaip ir būčiau už tą uždraudimą telefonų mokyklose, bet, nežinau, kaip ir ne, nes vis tiek tai yra labai reikalinga ir norint ten, tiesiog susisiekti, arba būna taip, kad draugai nori parašyti, kur esi per pertrauką, ten tarkim, kad ateit, ten susitik pakalbėti, bet tu tiesiog negali to padaryti, nes aplinkui vaikšto pilna mokytojų ir gaudo tuos telefonus. Tai čia gal toks mokyklų skirtumas labiau, nes
Tu vis tiek tarp jaunesnio amžiaus mokinių esi, tai ten gal ir labiau naudojasi tie telefonai, o gimnazijoje tai pavieniai tiesiog žmonės, ten mokiniai būna su tais telefonais, labai retai kada pastebiu, kad per pertraukas būtų vien su telefonu, dažniausiai tiesiog visi kalbasi, šnekas ten, jeigu jau paima tą telefoną į rankas, tai kokiam, vat, kaip tu sakai, draugui parašyti, kur esi, gal susitinkam. Čia būna maksimumas per pertrauką, kada naudoja telefoną mokiniai. O šiaip tai visada patys šnekasi jie, arba, sakau, ten labai labai retas atvejis, kada mokinys tiesiog visą pertrauką įnikęs į tą telefoną. Eik tu savo, man čia taip fantastiškai skamba, ką tu pasakoji, bet... Gal aš meluoju. Gali būti taip. Vien žodžiu. Nežinau, bet aš einu į senamiesčio mokyklą, tai kiek matau, dalis mano klasiokų. Tai, ypač tie moksleiviai, kurie, jau yra iš savęs tokie užsidarę ir nėra tie bendraujantis ir dar, kai jie, nežinau, sulenda į tos telefonus, iš vis tu nieko nepadarys. Taip, nežinau, atrodo, kad tie telefonai įtraukia tą žmogų ir viskas. Ir tu daugiau nieko aplinkui nebematai. Tai ta problema, mano manimu, yra labai didelė. Nes... Jo, faktas, kad yra. Tai aš sakyčiau, ta prasme, sutinku, čia galima daug tų nuomonių turėti, bet kad problema yra, tai čia yra didžiausias faktas. Ok, tai kokie yra tavo argumentai, kad neuždrausti tų telefonų? Tokių, kad neuždrausti? Sunku gauti argumentus neuždrausti, jeigu aš palaikau uždraudimą. Bet iš kitos pusės pažiūrėjus, tai vienas iš neuždraudimo, gal labiau ne argumentų, bet tokių išimčių, tai būtų, jeigu per pamokas reikia, kokie testai per telefonus, vadovėliai per telefonus, tada yra, kas turi ligų, pavyzdžiui, cukrinis diabetas, labai labai dabar daug tų visų mechanizmų, ta prasme priemonių, kurių jiem reikia, yra telefone. Tai tokiu atveju reikia juos vis tiek palikti tiem žmonėms su negale. Tikrai būna, kad reikia. O daugiau tų tokių išimčių kaip ir net netaikyčiau, nes manau kiekvienas tada, jeigu tu jau buvo pasakyta gal mokykloje ar kažkur argumentų, kad mokiniai neturi draugų, jiem vienintelis draugas yra telefonas. Tai kaip tu susirasi draugų, jeigu tu į telefoną įnikęs. Tai man čia toks kvailas argumentas, nedraus telefonų, jeigu kiti žmonės neturi draugų ne telefone. Tai manau, galbūt tos dvi išimtis ir te būtų. Tai aš čia irgi buvau girdėjus tokį argumentą, kad nėra ką veikti per pertraukas, todėl reikia palikti. Bet, mano manimu, bent jau mano mokykloje tikrai yra ką veikti per pertraukas ir penktadieniais yra ir tos judriosios pertraukos, bet tiesiog mokiniai neįsijungia ir skundžias, kad, vien žodžiu, niekada viskas nebus gerai. Tai va ir gimnazijai pilna veiklų yra, visada galima kažkur išsiplėst, ta prasme, ir yra tikrai, kas vaikšto grupelėm, jie susiranda patys, ką veikti, jie tiesiog šnekasi. Vasara, šiltas oras, jie išeina į stadioną pasivaikščiot, mes turim gražų ir sutvarkytą, tiesiog gražią vietą sutvarkytą aplink gimnaziją, ten galima išeiti pasivaikščiot. Trečiadieniais būdavo atviro jaunimo centro veiklas gimnazijoje, pati neįsitraukiau, tiesiog turiu be to, ką veikti, bet tikrai, kad nėra ką veikti, čia sakyti labai absurdiška, nes tiesiog visada būna tų veiklų. Turim ir chill zoną, kur galima nueiti, kažką paveikti. Man rodos, gal net stalo žaidimų ten buvo padėta, nesu tikra, bet, absoliučiai visada yra kažką, ką tu gali veikti. Galų gale tos namų darbus kitai dienai pasidaryti, apart buvimus telefonu. Pilnai su tavim sutinku. Ir ar pritari buvusio LMS viceprezidento Emilio Mikulskio žodžiams, siekiant išspręsti šias problemas, visų pirmiausia reikėtų nedrausti telefonus, o atrasti sveiką balansą su technologijomis? Tai jo, aišku, ta prasme čia tiesiog higienos normos, kurios turėtų būti taikomos, kad tiesiog būtų tas sveikas ryšys su tom technologijom. Juk dabar ir tas AI-us egzistuoja, ta prasme dirbtinis intelektas, visokios kitos technologijos. Jeigu ne telefonas,
yra tas pasakymas, jeigu vieną telefoną atims, aš pasiimsiu kitą. Jeigu ne telefonas, aš pasiimsiu kompiuterį. Tai jo faktas, kad reikia to tiesiog balanso tarp technologijų, nes jau dabar labai labai jos lenda į gyvenimus. Tai tikrai pritariu. Čia toks irgi biški random dalykas, bet esu tikrai pažinoju žmonių, kurie tiesiog jau realiai ChatGPT laiko savo geriausių draugų. Na ir man tas taip žiauriai skamba, nes, realiai, ką tu tas ChatGPT gali tipo padaryti ar duoti. Ir tai net neteisingus atsakymus dažniausiai duoda, tai. Jo, aš šiaip pati dažnai naudoju ChatGPT per pamokas. Per pamokas galbūt ne. Per kontrolinius apskritai telefonų nesinaudoju. Čia toks, nežinau, daug kas naudojas, bet aš kažkaip prisibijau galbūt. Tai nenaudoju, per pamokas irgi kažkaip stengiuosi nenaudoti, tai nebent galbūt namų darbams, kokiem klausimam, bet šiaip, jau tokiu ekstra atveju, jeigu jau visiškai internete nieko nėra, galvoje irgi nieko nėra, tai čia toks paskutinis, galim sakyti, variantas. O šiaip, kai organizuoji renginius, vis tiek būna, nežinau, bent jau man, kad, nėra tų idėjų. Ir, nežinau, aš labai stengiuosi naudoti ChatGPT, iš tikrųjų. Labai stengiuosi ir kitų paklausti, nežinau ką padaryti, bet kad tik nereikėtų naudoti to dirbtinio intelekto. Tai kaip tau būna? Ar tu, tarkim, nėra tau idėjos ir tu iškartini į ChatGPT? Matai, kaip aš buvau, ta prasme, pirmininkaujant, arba kaip pati dar buvau tiesiog komandai, labai, labai ryškiai matosi, jeigu yra ChatGPT darbas. Ir tiesiog gėda siūsti, kai aš dar pati savanoriavau, tiesiog gėda siūsti savo idėją, paimti iš ChatGPT, nes tiesiog labai aiškiai matos, kiti būna tiesiog nukopijuoja ir įmeta. Ir tiesiog būtų net gėda. O pirmininkaujant, tai idėjas galvoja kiti savanoriai, man pačiai lieka tik tai sužiūrėti, sudėti paskutinius taškus ant į, kaip sakoma. Ir čia nebuvo mano darbas pirmininkaujant galvoti idėjas. Ir jeigu jau matęs, kad ChatGPT, tai tiesiog tas idėjas atmeti, nes, kam tokių reikia. Tai jeigu jau buvo tokių atvejų, kad kiti naudoja ChatGPT, dažniausiai buvo atmetamos tos idėjos, o kaip pačiai tai tikrai neteko naudoti. Nes tiesiog, kam tada iš vis būti, kam iš vis organizuoti renginį, ar prisidėti prie jo, jeigu tu neturi idėjos pats savo. Tai va. Teisingi žodžiai. Tikrai pritariu tau. O, tarkim, koks nors savanoris tau atsiunčia renginio idėją, iš ChatGPT paėmęs. Ir tu taip pamatai, ar tu, nežinau, skiri kokią nors bausmę ar panašiai? Ne, tiesiog konfrontuoji tą žmogų, kad labas, ačiū, kad atsiuntei savo idėją, bet ar ji tikrai tavo ir ar čia nėra ChatGPT. Aišku, kiti būna, kad pameluoja, ne, tai čia ne ChatGPT, ar ten grinai matosi, kur net labas, tikrai galiu tau padėti, tas sakinys. Tai toks, tiesiog pasakai tam žmogui, o jau kitą kartą kaip ir nebedaro, nes tiesiog susigėsta. Tai kažkaip tokių, arba tiesiog pasižymi, vis tiek mes turim tą savo sistemą, kur, koordinatoriai sričių žymisi, kad, tas žmogus padarė darbą, tas nepadarė, tiesiog pasižymi, kad, buvo padaryta ne taip, tiesiog buvo padaryta visiškai nesąmonė. Ai, tai čia toks klausimėlis, o šiaip nesėjus meno mokyklą, nes, man to atrodo toks labai meniškas žmogus. Jaučiuos, kaip jūs čia paklausėte ChatGPT kažko, tai esu ėjusi meno mokyklą, bet aš labai keistai ją lankiau, nes aš pradėjau gal darželį, prieš mokykliniai grupiai paėjau metus, tada pasiėmiau akademinius metus, tada, man atrodo, 2 ar 3 klasiai paėjau metus, tada vėl 4 klasiai pasiėmiau, ar 5 akademinius. Ir tada vėl paėjau pusmetį, tada paėjau, nes tiesiog visiškai ne mano vieta buvo, aš lankiau dailę. Ir man ten visiškai, aš ėjau ne prie savo amžiaus mokinių, nes tiesiog man laikai su repeticijom šokių nesutapo. Ir apskritai tiesiog visiškai ne mano dalykas buvo. Jo, piešt faina ir man ir dabar gan gerai sekas kartais. Ir tiesiog nėra to tokio didelio nemalonumo piešti, tikrai būna, kad patinka, bet tiesiog buvo ir nuovargis, nes pamokų ten daug, dar ir po šokių iškart dažniausiai važiuodavau, tai tiesiog nusprendžiau, kad man nereikia. Aš kažko nesiesiu su menu,
Tai ta patirtis galbūt ir faina, tokia naudinga, tiesiog pasižiūrėti, kaip iš vis ta meno mokykla veikia, bet nekartočiau. Tai lankiau, bet nebe. Supratau. Tai kiekvieną podcastą stengiamės dėti met vieną žaidimą. Tai dabar bus žaidimas, ką pasirinktum. Tai ką pasirinktum? 3 valandas praleisti atrakcionų parke ar 3 valandas praleisti apleistoje vietoje? Atrakcionų parke, nes apleistos vietos, ypač jeigu naktį, tai aš tokia bailiukė ant tokių esu, tai man ne. Visą savaitę valgyti tik pizzą ar visą savaitę valgyti kebabą? Pica turbūt. Bet dabar Italijoje buvau, tai vat tų picų savaitį, tai kaip tik Nu, jau geriau turbūt pica. Supratau. Eiti į nemėgstamo atlikėjo koncertą ar perskaityti 300 knygos puslapių per valandą? Nemėgstamo atlikėjo galbūt koncertą. 300 čia toks sunkesnis. Aš šiaip mėgstu skaityti knygas. Anksčiau labai mėgdavau, dabar taip visai neblogai pristabdžius, jau kelis mėnesius tai tikrai kažkaip sunkiai labai verčiuos, bet buvo laikotarpių, buvo keli metai, kur tiesiog knyga po knygos, o dabar galbūt kiek mažiau. Bet šiaip, jeigu kokia gera knyga, tai tikrai patinka. Ką pasirinktum, duoti interviu ar imti interviu? Esu davus interviu porą kartų, anglų kalba, tai visai patiko, bet ir duot visai, manau, būtų toks įdomi patirtis. Tai tokia kaip ir pasirinkimo gal ir nėra. Supratau. Vesti renginį ar jį organizuoti? Organizuoti. Nors esu ir organizavus, ir vedus, tai irgi toks labai skirtingi dalykai. Tai ir tas fainiai. O kokį renginį esi vedus? Čia kai būdavau mažesnė, tekdavo vesti, tai buvo, toks irgi kaip klubas, tai ten dažnai tekdavo vesti gimtadienius, ten kokius dar įvairius renginukus, tokius, mažyčius. Tai nuo pat mažų dienų kažkaip tas vedimas lydėjo, pati scenarijus pasirašydavau, tai, tokie minimalūs. Tai žiūri, fainai. Visą likusį gyvenimą galėti klausytis tik vieno pasirinkto žanro dainas ar niekada negalėti klausytis 2 kartus tos pačios dainos? Gal vieno žanro geriau pasirinkčiau klausytis. Nes dažnai būna to žanro, jeigu jau man patinka žanras, tai būna, kad ir porą kartų paklausai tą dainą. Tai turbūt žanrą. Kokias dainas daugiausiai klausais? Šiuo metu gal lietuviškas labiau, anksčiau užsienio patikdavo, dabar lietuviškos. Tai tokios, gal dabar net alternatyvus rokas, man atrodo, vadinasi. Ir šiaip popsas, alternatyvus tas rokas, R&B, house'as, tokie. Ok, o tai sakai, kad dabar klausys labiau tų tokių lietuviškų atlikėjų, tai koks yra, nežinau, tavo tas vienas iš lietuvių atlikėjų, kuris tau labiausiai patinka? Vieno net neišskirčiau turbūt. Bet tada keli. Tai tokie, patinka Gabrielė Vilkickytė, pradėjau neseniai klausytis Abudu grupės, solo ansamblio, patinka Free Fingos paklausyti, patinka Velvet, labai tokios elemesietiškos grupės, tai Velvetai, Baltasis kiras, Jauti, tai tokios. Ok, žiūri, fainiai. Tai pakalbėkime apie socialinius tinklus, nes irgi labai svarbi tema mano manimu. Tai kaip juos vertinate? Jie naudingi, o gal kaip tik trukdo? Ir nežinau, mano manimu yra dabar labai didelis informacijos srautas. Nes, ta prasme, žmonės yra tiek įbauginti visko, nes čia tas ir karas. Ir nežinau, kaip įvardinti, bet mane prieš kelis metus labai baugindavo, kai mokslininkai sudaro tą laikrodį iki pasaulio pabaigos. Jo.
tos, nežinau, kai buvo anksčiau 20 minučių, po to ten 3, man rodos, ir tada 90 sekundžių. Ir aš buvau labai ant to įsibauginus. Tai ką tu gali pasakyti apie tos socialinius tinklus? Jo, realiai sutiksiu su tavim, kad, nu, vat būdavo, va, tokių, ypač kai mažesnė buvau, kad čia tas išpranašavo, kad tuoj pasaulio pabaiga, tuoj 3 pasaulinis karas. Nu, dabar jau, kadangi, nu, va, ta geopolitinė situacija nekokia, tai aišku, kad, nu, nėra malonumo matyti žinias, nes tu žinai, nu, kad čia tiesiog jau ne pirmas šaltinis, kuris tai sako, bet tiesiog, jeigu nemokė atsirinkti informacijos tinkamos, tai geriau ir neturėk tų socialinių tinklų. Aš pati naudoju ir pati būna įkeliu kažką ar ten, nu, pasidalinu kažkuom, tai man jie kaip ir netrukdo. Bet sakau, jeigu jau nemokė atsirinkti informacijos tinkamos, tiki viskuom, kas ten yra, tai, nu, tada jau geriau ir neturėti. Nu, bet kokią apsą dažniausiai naudoji? Tai pagrindiniai turbūt Instagramas, nu, TikToką pažiūriu. Nu jo, turbūt Instagramas. Supratau. Ai, ką TikTok'e žiūri? For you page visą laiką. Daugiau nieko nežiūriu. Arba draugus tiesiog seku. Pažiūri, ką draugai atsiunčia. Ir kad mes čia taip apie tą TikToką ir apie tas lietuviškas muzikos grupės. Tai ką manai apie lietuvišką TikToką? Ir aš turiu omeny tas žvaigždės autoritetą ypač mažesnio amžiaus vaikams, nežinau, 3, 7, ne, 4, 7 metų, kur ten, tarkim, Maybachas, koks Petras. Nu, yra tų influencerių, kur tikrai labai faini, ten ypač kur keliauja, ten, kur kelia savo tus visus keliones, ar ten kokie, tiesiog kur gal net nežinau, tiesiog tokie aktualūs dalykai, ar ten kokios parodijos, nu tai tikrai įdomu pasižiūrėti ir faina, ir linksma. Bet va, kaip tu sakai, ten minėjai Maybachai, ten visokie Petrai, nu tai absurdas kažkoks, nu kam suaugusiam žmogui daryti tokias nesąmonės, ypač kai maži vaikai žiūri. Man tai čia kažkoks, ta prasme, jaunesnis žmogus tokios nesąmonės nedaro, ką daro suaugę žmonės. Tai toks, nu, žiauriai nepalaikau. Aš nepalaikau ir iš tikrųjų, aš asmeniškai stengiuosi iš vis nežiūrėti TikTok'o. Nu, aš ta prasme, jį turiu, bet visiškai realiai, net nežiūriu. Tai man ten ką nors draugė atsiunčia panašiai. Nes, iš tikrųjų liūdna, kur tas kai kurie Lietuvos žmonės, kurie daro tokią didelę įtaką jaunimui. Nes, tikrai esu mačius ir tų visokių reelsų ir video, kur tiesiog pamato mažamečiai vaikai ten kokį Maybachą ir bėga tiesiog paskui jų, čia didžiausia žvaigždė. Tai iš tikrųjų yra labai liūdna ir galbūt irgi palaikyčiau tą idėją, kad reikėtų Lietuvoje uždrausti ir TikToką. Bet, kažkokius vis tiek ribas nustatyti reikėtų. Bet, pavyzdžiui, yra tie influenceriai, kur tikrai atrodo įsijungi jų tą paskyrą ir gali kiekvieną iki pat paskutinio video žiūrėti, ant kiek ten naudinga informacija, smagi informacija, kaip, kiekvienam faina pasižiūrėti, kur kokios kelionės, kaip ten gyvenimas, ar ten kokios, kad tiesiog kas aktualu, bet tokius pamačius, tai tikrai pagalvoju, kad ar tikrai neįmanoma taikyti kažkokių priemonių, kad tiesiog nebūtų tokių dalykų. Pritariu. Tai vienu žodžiu, kad taip apibendrinant tą lietuvišką TikToką, tai tavo nuomonė, kokią kultūrą transliuoja tas lietuviškas TikTokas? Tai kaip sakau, yra ta pusė, kuri tikrai verčia pasididžiuoti. Tiesiog lietuviškų tuo TikToku, bet yra ir kita pusė, kur tiesiog gėda už Lietuvą. Bet aš manau, kiekvienoje šalyje yra tie klaunai ir kiekvienoje šalyje yra tie, kur, tikrai smagu pasižiūrėti tiek tos šalies piliečiams, tiek užsieniečiams. Bet vis tiek likčiau prie tos nuomonės, kad, neturėtų tai būti. Jo. Tai tavo manimų Plungė yra
didelis ar mažas miestas kultūrinė prasme? Plungė tikrai labai labai greitai didėjantis. Žiauriai Plungė, ta prasme, auga tiesiog ta bendruomenė, to tokio kultūrinio dalyko. Vat Plungė savo tą identitetą pasikeitė, labai gražų pasidarė. Jūs netgi esat, realiai tos kultūros dalis, nes jūs pasidarėte savo podcastus, visiškai naujas dalykas Plungiai, ko anksčiau nebuvo. Organizacijos irgi auga, Krantas, tikrai, kur visi galvoja, kad LMS su Krantu priešininkai. Ne, mes kaip tik pasidžiaugiam vieni su kitais, ką mes darom. Labai šaunuoliai su savo renginiu, gegužinė, labai fainiai. Mes irgi Plungė, LMS pasidarėm tą nacionalinį renginį, tiesiog papopuliarinom Plungę, kaip ir siekia to jaunimo sostinės Plungė. Aš sakyčiau, Plungė labai labai išaugus ties tuo kultūriniu tokiu dalyku. Labai Plungė. Džiaugiuosi, kad taip yra Plungiai. Tai gan didelis toks. Tiek pasiekimas miestui, tiek labai didėja miestas, kultūrinė prasme. Jo, iš tikrųjų Plungė, nežinau, galėčiau pasakyti, kad nuo Oginskio laikų turi tą tokią labai stiprią įsišaknyjusią kultūrą, kurią, nežinau, išrauti, išversti yra, man atrodo, kad net neįmanoma, nes iš tikrųjų yra be galo, tikrai galiu sakyti, kad kultūringi žmonės. Ir ten, dabar visą pačią prieštarauką prieš tai sakiau. Bet sutiksiu, žinok, dėl tos kultūros. Mes ir buvom čia festivalį, tiek Sicilijoje, tiek kur į kitus miestus nuvažiuosim, ten, pavyzdžiui, su šokiais. Mes plungiškiai labai sugeba laikyti ribas. Mes savam, tam ratelį, mes darom chaosą, bet išėję į viešumą, mes sugebam išlaikyti tokias ribas, kad nepasidaryti gėdos, bet ir pasirodyti pakankamai linksmiem, kad su mumis įdomu. O kiti tų ribų nesilaiko. Jie labai būna arba visiškai labai tokie savy susivaržę ir nuobodus, arba daro tokį chaosą, kur jau svetima gėda apima. Tai, taip manau. Plungiškai turi tokį talentą. Tikrai galim to pasidžiaugti, manau. Ir toks irgi, nežinau, norėčiau tavęs paklausti, kad vis tiek LMS tikrai buvai gera pirmininkė ir buvai tokiais tvirtinus. Tai nežinau, kokią tau pamoką davė tas LMS, tas pirmininkavimas ir ką tu supratai po to? Sunkus klausimas galbūt. Filosofinis toks. Jo, LMS duoda labai daug, visom prasmėm. Labai daug ko išmokau, tiek pirmininkaujant, tiek paprasta savanorė būnant. Ką tokio pagrindinio išmokė, kad galbūt nesvarbu, ką sako aplinkiniai, kurie nesupranta tavo veiklos. Svarbu, kad tu pats žinai, kokią naudą tau duoda. Svarbu, kad tau pačiam patinka, ką tu darai. Ir nors ir kitiem atrodo nenaudinga ta savanorystė, tas nevyriausybinių organizacijų visas sektorius atrodo kažkokia nesąmonė, tai tiesiog tegu žmonės tegu ir mano, tegu jie gyvena savo, kaip jie nori gyventi. Tiesiog labai daug žmonių mano, kad čia tiesiog skeptiškai galvoja apie visą LMS, ten kitas nevyriausybinės organizacijas. Bet jeigu tik užsikabliuoja žmogus ar jam patinka, tai aš sakyčiau, kad tiesiog nebijot ten būt. Tai čia tokia gal buvo pamoka. Nežinau, o gal tau, aš kai būnu vasaros tikrai labai daug visokių stovyklų dalyvauju. Ir bendrausti su tais žmonėm ir visada išsinešu kažkokią tai frazę, kažkokią tą mintį. Tai ką tu įsinešiai iš LMS, kas tau, nežinau, galbūt širdį palietė? Tokios kaip vienos frazės gal ir nėra, nes daug tų visokių frazių būna ir daug jų tiesiog dažniausiai ant, tokių juokingų, kurios be reikšmės, bet tai, galim paimti net LMS himno žodžius, kad visus mus vienyje juk LMS, nieko nenorėjom, bet įsimylėjom, man tai buvo, nieko nenorėjau, atėjau visiškai nieko nesitikėdama, bet įsimylėjau, visiškai LMS, atrodo ten kas paprasta organizacija, tiesiog atėjai pasavanoriaut, padirbt,
bet ta bendrystė, visa bendruomenė tiesiog tikrai priverčia įsimylėti, tiesiog nereikia kažkokio vieno žmogaus, kurį aš taip ir savo savanoriams sakiau, nebūtina turėti vieną žmogų, kurį tu myli, tu gali mylėti daug žmonių, tu jų galbūt nepažįsti va taip tvirtai, kad tu juos galėtum vadinti draugais, bet vis tiek ta meilė, tas visas ryšys, jis žiauriai stiprus yra. Tai va galbūt va tą išskirčiau. Ok. Ar turi kokiu nors patarimų būsimiems pirmininkams ir tarybos nariams? Turbūt nebijot išbandyti naujų savo lyderystės būdų. Nebūtina daryti taip, kaip darė kitas pirmininkas. Nebijot galbūt išbandyti naujovių. Buvo ir man, kad dalį, žinoma, tu turi perimti iš praeito pirmininko, kad tu maždaug susigaudytum, kaip ką daryti. Bet nebijot savo naujovių įvest, nes jos prideda dar daugiau pliusų. Tai po manęs irgi pirmininkė dabar nauja, tikrai puikiai, perėmė dalį iš manęs, bet tuo pačiu ir savo kažką, tą tokį cinkėlį pati savo įsivedė. Ir tiesiog tas visas pirmininkavimas, ta lyderystė vis gerėja ir kiekvienas lyderis pasirenka savo kelią, kaip valdyti komandą. Tai turbūt to ir palinkėčiau. Labai gražus palinkėjimas. Nežinau, ar ta tavo visa veikla, kurią tu darai LMS-e, ar tu tai norėtum, nežinau, su ta pačia veikla, su ta pačia idėja ir tęsti savo gyvenimą, kurti karjerą? Kažkiek tos dalelės, tiek LMS-ų, tiek šokių, tikrai visada bus. Kažkiek tai tikrai, nežinau kokioj formai, bet manau, kad tikrai bus. Bet kad taip stipriai paėmus, pavyzdžiui, specialybės rinktis ties kokių renginių organizavimu ar vadovybę, neplanuoju vis dėlto. Supratau. Ir visi turime tų pasiekimų, iš tikrųjų, ir aš turiu labai daug, nelabai daug, bet tikrai turiu keletą tokių pasiekimų, kuriais labai didžiuojas. Bet kokiais tu pasiekimais didžiuojas? Tai turbūt, kad moksluose sekas. Aišku, visada būna tokių blogesnių etapų, kur atrodo, tikrai galėčiau labiau pasistengti, bet vis tiek tą maksimumą, kiek galiu išpešu, tai galiu tuom pasididžiuoti. Tada, aišku, savo visą kadenciją didžiuojos, savo renginių, kur suorganizavom su komanda, toks bendras pasididžiavimas. Na ir dabar tiesiog didžiuojos, kad galiu būti ir nacionalinio biuro dalim. Čia buvo tokia kaip mini svajonė, pradėjau savo kadenciją pirmininkės ir galvoju, gal kažkada ir pavyks, gal kažkada ir į tą biurą, nes tikrai norėjau pabandyti. Tai tiesiog taip ir susiklostė, kad patekau ir dabar labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Kas yra biuras? Nes aš nieko neįsivaizduoju, kas tai yra, tai tu man čia taip biškai pasakai ir aš kaip iš kosmoso. Tai LMS turi savo struktūrą, tai biuras yra, nacionalinis biuras LMS yra tiesiog prezidento komanda. Ir kiekvienas žmogus turi savo tam tikras pareigas biure. Pavyzdžiui, aš esu padalinių koordinatorė. Tai tiesiog turiu kelis miestus, kuriuos koordinuosiu, tiesiog turiu susitikimus su jais, bendrauju su pirmininkais, aiškinuosi jų problemas, vidinės labiau tokias. Ir tiesiog padedu iš savo sukauptą patirtį, galiu perduoti kitiem pirmininkam. Vau, skamba žiūri, fainiai. Ir įspūdingai. Tai klausiau tavęs palinkėjimo būsimiems pirmininkams LMS-o, bet dabar tiesiog pasakyk pabaigai palinkėjimą visiems būsimiems nariams, savanoriams, pirmininkams, prezidentams LMS. Bet ką tu norėtum nuo savęs tokio perteikti? Tai galbūt kažką panašaus, ką ir anksčiau sakiau, kad nebijot išbandyti savo būdų, atlikti užduotis, tiesiog nebijot ateit, nebijot bandyt, nebijot kalbėti su žmonėm ir tiesiog rasti tą ryšį su bet kuom, nebūtina su visais rasti tą gilų ryšį, bet bent su vienu žmogum
rastas tas ryšys, ar tai bus kitas savanoris, ar tai bus pirmininkas, ar tai bus prezidentas, ar tai bus kitas kažkoks komandos narys. Tiesiog visada kažkas išliks ir bent viena diena kažkur kažką naujo išbandžius bus naudinga. Tai tiesiog nebijot, ateit ir pabandyt. Ok, tai nežinau, kaip ir viskas. Ačiū tau, kad tu sutikai ateit pakalbėti. Ir dar sykį priminsiu, kad šiandienos svečias buvo buvusi Plungės padalinio LMS pirmininkė Augustė Vasiliauskaitė ir aš, Liepa Rimkutė. Ačiū.